Sveiki, Džiugas Paršonis. Aš tiesiog irgi norėjau gal labiau repliką, ne klausimą, nes tarsi klausimus Bergždžia uždavinėti, pozicija labai aiški. Aš norėjau vis dėlto šitoje vietoje pasakyti, kad fobijos, šitos paranojos mus kausto. Vis dėlto turėkim galvoje, kad mes, kai kalbam ir kai mes drebam ir sakom, kad nepasitikėsim tokiais rinkimais, turėkim galvoje, kiek dabar žmonių pasitikė politikai rinkimais. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, prieš tai buvo užduotas klausimas, ką daryti, kai yra apatija. Puikiai žinot, kas kelia tą apatiją. Tai žmonių nepasitikėjimas, kad jų bet kokie veiksmai duoda rezultatą. Tai yra turi įtakos valstybės gyvenimui. Kito būdo, kaip tik tiesiogiai ir aiškiai leisti jiems suprasti, kad jų balsas veikia, nėra, kaip ir įtraukti jaunus žmonės. To žmonės, kurie mūsų skolas išmokės, atidirbinės, įtraukti į valstybės sprendimus. Tai jeigu mums dabar gal labai patogu skolintis, žinant, kad tie žmonės neturi balso, bet ar tai yra, gerai tai spręsti jums. Ir kai susirenka pilietiški žmonės dalyvaujantis komisijose arba partijų arba kažkokių lygų atstovai ir sako, o tai kas čia buvo nueiti prabalsuoti, tai atleiskit kolegos, to nedaro žmonės. Ir žinot, kiek dalyvauja. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas dėl tų saugumo sistemų. Nėra saugių sistemų. Ir jeigu mes atjungsim bet kokį kompiuterį, ateis atsineši galų gale kūjį ir išardysi jį. Ir čia yra tuščias reikalas. Klausimas toksai, kiek tai iš esmės gali sugriauti sistemą. Ar mes tą sistemą galim nulaužti, pasistatę ją, atsinešę ten, išsiardę ar kaišiodami veidrodėlius, ar tai galima padaryti toje vietoje, kurioje vyksta balsavimas ir tai iš esmės pakeis rezultatą. Nes teoriškai galima įlysti su atsuktuvu ir paleisti branduolinę raketą į Vašingtoną. Bet praktiškai tas nepadaroma dėl tam tikrų pakankamai gerų apsaugos priemonių. Tas pats dalykas ir dėl audito. Įplaukiantis duomenys gali būti įrašomi, vartotojo kompiuterio gali likti sertifikatai, pakartotinis balsų skaičiavimas yra įmanomas kilus problemų. Ir kiekvieno iš žmonių kompiuteriuose likęs kažkoks sertifikatas užšifruotas leistų tai padaryti lengviau, negu kad perskaičiuoti visus biuletenius. Lygiai tas pats su stebėjimu. Jeigu lėktuvų skrendančius skrydžius mes galime įrašyti į juodas dėžės ir tokiu būdu įsiaiškinti visą dalyką, kodėl negalima įrengti vienos juodos dėžės ar kelių juodų dėžių, tegu netgi kiekvienos partijos būstinėje, kurios tik tai priima ir įrašo visą srautą ir gali būti atrakintos kilus tik tai diskusija ir tas dalykus išsianalizuoti. Kitaip tariant, kolegos, visą tai aš nenoriu leistis į techninius dalykus. Visą tai yra išsprendžiama, bet jeigu mūsų baimės mums trukdo netgi žiūrėti į tą pusę, tai atleiskit. Labai puikus pasakymas, aš dar leisiu Zigmui ir labai trumpai, mes jau turime daug laiko, taip. Galiu? Zigmas Bigelis. Aš irgi dalyvavau rinkimuose ir komisijose visaip. Noriu pasakyti paprastą dalyką. Pirma, man labai patinka, kad Emilis sąžiningai sakė savo nuostatas ir baimės. Tai yra labai puiku, kad jis tai pasako. Ir tai yra gerai. Čia irgi yra demokratija. Antra, kitas klausimas. Emilis per daug teigiamai vertina esamą balsavimo sistemą. Rankinę. Aš noriu pasakyti, kad šita sistema turi siaubingą kiekį trūkumų, pradedant nuo to, kas tai yra smegenų plovimas prieš rinkimus, turbūt jūs tą žinot. Ant kiek žmonių norėtų antrą mėnesį po rinkimų iš naujo perbalsuoti, bet kainuoja labai brangiai tas malonumas, o elektroninis leistų perbalsuoti galbūt greičiau. Tai už tai nereikia taip labai vienpusiškai, nes pirmiausia reikia atsiminti, kad šita sistema, dabartinė veikianti rankinė, yra prasta sistema, netgi labai prasta sistema. Ir už tai reikia ieškoti geresnių būdų. Ir viskas tvarkoj, ir tie visi saugumai, viskas, tai nieko nėra absoliučiai 100%, bet tai nieko baisaus. Visada yra trūkumai. Šios sistemų, sakau, trūkumų yra daugiau negu reikia, patikėkit. Myliu, tada 2 minutės. Per 2 minutės sunku atsakyti tiek klausimų. Galbūt... Na taip,
vėlgi sugrįšiu prie pirmo dalyko, kurį norėjau pasakyti. Šitas klausimas yra kontroversiškas. Ir šnekėdami, kad kažkas turi baimės, ar kažkas yra atsilikęs, jūs esate neteisūs. Tarp tų žmonių, kurie čia yra, daug yra, atsiprašau, sekantis skaidrė. Tarp tų žmonių, kurie čia yra daug šviesių žmonių, išsilavinusių žmonių, darančių kažką į priekį, į ateitį, yra, na kaip pasakyti, Džiugai pats sakai, fobijos. Ar Briusas Šneris turi fobijų? Jo terminas yra išrastas saugumo teatras. Tai yra, kai žmonės turi fobijų ir yra perdėtas saugumas. Na tai, kaip pasakyti, yra kitas dalykas irgi žmonės. Susidūriau ne su vienu atveju, štai Suomijoje pažįstu teisininką, kuris atstovavo tą Electronic Frontier Foundation prieš jų vietinę rinkimų komisiją. Jis yra vienas iš steigėjų European Digital Rights Initiative, tos vietinės organizacijos steigėjas. Tai yra tikrai šviesų žmonės ir negalima sakyti, kad tai yra fobijos. Geriau sėskim, diskutuokim rimtai, bet pasižiūrėkim, kad tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje yra protingi žmonės, jie turi savų minčių ir argumentų. Ir tiek aš prieš jūs nemanau, kad jūs Aš nebejoju jų intelektų. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad yra principo dalykai. Jeigu, pavyzdžiui, Briusas Šneris pasakys, nėra nenulaužimų sistemų, naikinant demokratijos ateityje nebus. Tai aš būčiau priverstas patikėti, nes, nėra nenulaužimų sistemų. Tai ką dabar daryti? Nebebalsuosiu. Jis ne tik tiek yra pasakęs, jis yra pasakęs, kad geriau neeksperimentuoti su elektronika. Kolegos, Emilija, tema tikrai yra aštri, aš tikiu, bet mes ir tokio efekto ir tikėjomės, kad iš tikrųjų Emilis būtent tokį uždegė. Tai ačiū jam už tai. Turim ir išgirdom ir